O kokios yra 3 klaidos, kurias daro žmonės, norintys pradėti savo verslą? Pirma klaida - tai pirmiausiai patiria išlaidas, negu gauna pajamas. Tai reiškia įsipareigoja kažkur, pavyzdžiui, pasirašo nuomų sutartį, perka dalykus. Tai pirmiausiai reikia galvoti, kaip aš gausiu savo pirmas pajamas. Antra klaida - iš viso neturi verslo plano. Tai dėl to 9 iš 10 verslų žlunga, nes jie pradeda ir jie net nežino, ar aš būsiu sėkmingas, ar aš būsiu pelningas, ar tam yra rinka. Ir trečia klaida - jie nesiklauso rinkos poreikio. Tai reiškia, jeigu potencialus klientas sako, aš noriu to ir to, jie sako, ne, aš tau siūlysiu visai ką kitą. Man neįdomu, ką aš siūlysiu šitą, bet aš tave įtikinsiu, kad tu tai nusipirktum. Nors čia irgi gali būti viena iš idėjų sukurti naują produktą arba paslaugą ir įtikinti rinką, kad jums tai yra reikalinga, kad žmonės pradėtų pirkti. Čia kaip pavyzdys VR arba Apple akiniai. Mes, kol to nebuvo, mes nežinom, kad mums to reikia. Ne? Arba dirbtinis intelektas. Kol jo nebuvo, ar mes žinom, kad mums jo reikia. Jį sukūrė ir tada dabar mumis tikinėja, kad jums jisai yra reikalingas ir mes pradedam naudotis po truputį ir matom, kad jisai yra tikrai naudingas.